Mano brangūs broliai ir seserys. Šios dienos Evangelija mums sako: būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Tai panašu į tai, ką girdėjome praėjusį šeštadienį. Šventasis Matas užrašo Jėzaus žodžius taip: būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tačiau šventasis Lukas šiandienos Evangelijoje pabrėžia vieną ypatingą žodį – gailestingumas. Šiandien daug kalbama apie gailestingumą, bet ar tikrai suprantame, ką jis reiškia? Daugelis žmonių mano, kad gailestingumas yra tik nuodėmės atleidimas. Taip, tai yra gailestingumas, tačiau tai tik dalis. Ši sąvoka yra daug gilesnė. Gailestingumas tai meilė, kuri pasilenkia. Tai meilė, kuri nusileidžia. Tai meilė, kuri atsigręžia į tą, kuris yra reikalingas pagalbos. Kai myliu žmogų, kuris yra silpnesnis už mane, kai pasilenkiu padėti tam, kuriam reikia pagalbos, ši meilė gauna ypatingą vardą – gailestingumas. Todėl galime pasakyti kažką labai gražaus. Kiekvieną kartą, kai Dievas mus myli, jis rodo gailestingumą. Dievas yra meilė pats savyje. Tėvo meilė, sūnaus meilė, meilė, kuri yra šventoji dvasia. Tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios nėra gailestingumo. Kodėl? Nes ten nėra vargo, nėra menkumo, nėra stokos. Bet kai Dievas žvelgia į mus, į ribotas ir trapes būtybės, ši meilė, kuri pasilenkia, vadinama gailestingumu. Ir šis gailestingumas pasireiškia daugybė būdų. Vien tai, kad mes egzistuojame, jau yra gailestingumas. 8 psalmė sako: kai žvelgiu į tavo dangų, tavo pirštų darbą, kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Ir vis dėlto Dievas suteikė mums orumo. Jis galvojo apie mus, jis mūsų kūrė. Mūsų egzistencija yra gailestingumas. Mūsų sveikata yra gailestingumas. Mūsų protas yra gailestingumas. Bet dar daugiau. Nuodėmių atleidimas yra gailestingumas. Išganimas yra gailestingumas. Šventosios dvasios dovanos yra gailestingumas. Dieviškoji malonė mumise yra gailestingumas. Viskas yra gailestingumas. Ir tada Jėzus mums sako: būkite gailestingi, kaip tėvas yra gailestingas. Ir kyla klausimas: kaip galiu būti gailestingas, nepranasdamas nuolankumo? Nes gailestingumas egzistuoja tik tada, kai kas nors pasilenkia. Kaip galiu save pastatyti aukščiau už savo brolį? Atsakymas yra nuostabus. Mes nesame gailestingi patys iš savęs. Esame gailestingi todėl, kad Dievas mus išliejo. Jei esame malonės būklėje, mumise yra meilė, kuri nėra vien tik žmogiška, ji yra dieviška. Ir tada galime rodyti gailestingumą. Kai kviečiame nuosidėlį atsiversti, kai skelbiame Dievo žodį, kai vedame ką nors prie sakramentų, kai padedame žmogui išeiti iš nuodėmės vargo į Dievo vaiko orumą. Visa tai nekyla iš kūno valios, tai kyla iš Dievo. Tai yra didžioji tikrovė. Dievas daro mus savo meilės įrankiais. Meilė, kuri nusileidžia iš dangaus, nori pereiti per mus. Todėl Evangelija tęsia: neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Gera, suspausta, sukrėsta, perpildyta saika bus jums atseikėta į jūsų glėbį. Dievo malonė mus pripildo. Ir pripildyti malonės mes tampame turtingi Dievo dalykais. Ir tada, taip, galime rodyti gailestingumą. Nes pirmieji buvome jo paliesti. Tegul Viešpats suteikia mums malonės būti jo gailestingumo įrankiais. Te laimina jūs Dievas.